Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Apaštalas Paulius korintiečiams sako, tik ką tai girdėjom, viskas man valia, bet ne viskas naudinga. Viskas man valia, bet aš nesiduosiu pavergiamas. Pasirodo, ta būsena, kada aš galiu daryti, ką noriu, nes mano valia. Aš galiu apsispręsti, aš priimu sprendimus. Aš nustatau savo kryptį, kelią, ką darysiu, ko nedarysiu. Ir tada mums atrodo, kad aš esu visiškai pilnai laisvas, niekas manęs neriboja. Ir pamirštam, nes apsvaigsta galva nuo tokios būsenos, nuo tokių galimybių, nuo tokių perspektyvų. Pamirštam, kad ir tokioj būsenoj mes nepastebimai, po truputį galbūt, bet tampam vergais. Ir kokia tada laisvė, apie ką galim kalbėti. Nesiduosiu pavergiamas. Apaštalas Paulius tai žino. Nors atrodytų viskas valia, ką noriu padarau, bet aš nesiduosiu pavergiamas. Štai jaunieji sūnus pas tėvą paprašė savo dalies, o paskui panoro laisvės. Tėvas jam nurodytų, kad šito galima daryti, šito negalima. Va čia tu eik, čia neik, tada kelkis, tą daryk, tokius darbus nudirk, nes tu mano namuose gyveni. Ir jisai panoro laisvės. Ir ta laisvė jam, kaip jisai manė, atsivėrė. Jisai išėjo iš tėvo namų su tą savo dalimi, turtingas, galintis daryti, ką nori. Bet štai ta laisvė viena vertus tokia, kaip žmogus neretai įsivaizduoja, daryti, ką nori. Ir niekas jam nieko nevaržo ir nedraudžia. Tai štai tą laisvę galima būtų pavadinti, kaip ir Jėzus savo palyginimą sako, ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Tai ne laisvė, tai palaidas gyvenimas. Ir čia yra didelis skirtumas. O tas palaidas gyvenimas, kada tu atrodytum esi laisvas, bet iš tikrųjų tapai vergu. Nebegali sustoti, nesupranti, kas dedasi, negali vertinti visų savo gyvenimo aplinkybių apskritai, koks tu dabar esi ir kur lytiesi. Tai štai ta laisvė ir palaidas gyvenimas pasirodo. Ir čia tada jau nebelaisvė. Pavojinga. Ir todėl štai tas jaunielis sūnus, jisai pasirodo ne tėvo, ne jo paties norėjo, o kas jo buvo norėjo. Tėvas jam lyg ir nereikalingas. Ir štai mes, skaitydami šitą palyginimą, taip galvojame, štai kaip gerai tas sūnus palaidūnas išėjo, o tas vyresnysis sūnus liko su tėvu. O taip turėtume ir mes būti, nes tas palaidai gyveno mums taip nevalia, negerai. Gerai tik tai pabaigoje, kada jisai grįžta vis dėlto. Ir tik todėl tas palyginimas čia pasakojimas yra. Bet pasirodo ir tas, kas liko namie, kas negyveno palaidai, štai tapo ne tokio, apie kurį Jėzus savo palyginime pasakytų arba apibūdintų teigiamai. Tas vyresnysis sūnus, štai kaip tėvas pats sakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra tavo, bet kas iš to?
visada su manimi buvai. Ir viską, kas mano tavo, tu tuo naudojaisi. Bet pažiūrėjus į tai, kaip Dievas vertina žmogų, koks jis yra iš vidaus, o ne iš išorės, atrodytų lyg ir viską ten atlieka, kad Dievas lieka, bet viduje pasirodo nėra to tinkamo reikiamo turinio, kuris žmogų padaro tinkamu dangaus karalystei. Mes sakytume, štai tokiu, kokiu nori mus matyti Dievas. Ne, nėra jame to turinio. Jo širdis netokia, išgirdo, kad jaunėlis grįžo, ne šiaip kaimynas žmogus, mes džiaugtumėmės apie kiekvieną, arba turėtume džiaugtis apie kiekvieną, išgirdę kažkur perskaitę žinią, kad žmogus atsivertė, kad žmogus išsigelbėjo, kad jau visi manė, kad jisai jau viskas jau prarastas, nebegyvas kažkur tai, bet grįžo. Tai džiaukimės. O čiagi ne šiaip net kažkoks tai žmogus, kurio nepažįstam, bet perskaitom ir tai jau kažkaip širdis suspurda, taip, kaip gerai, kad grįžo. Kokia nuostabi istorija, kaip gera tiem žmonėm, kurie susitiko, koks laimingas tėvas, kuris džiaugiasi, jam kaip tik to trūko, o jis dabar laimingas. Ir štai tas vyresnysis sūnus negalėjo, nesugebėjo va šitaip pažvelgti į tą istoriją ir supyko. Ir net taip supyko, jog nenorėjo eiti namo. Ir dabar įsivaizduokim, čia kaip tas pasakojimas yra apie Dievą ir žmogų. Jėzus mums pasakojo tais paprastais siužetais, paprastais žodžiais, tas gilesnės prasmes. Ir įsivaizduojam, ateina mes prie rojaus vartų ir žiūrim ten, šitas yra pasirodo. Jis, kuris niekada tavęs nepažinojo, aš kiekvieną sekmadienį bažnyčioj visą dieną ir net ir dažniau. Ir taip toliau viską vykdau, kas reikia, kaip aną sekmadienį fariziejui sakė, 2 kartus per savaitę pasninkauju. Kankinuosi, to nedarau, ko negalima, ten tą norėčiau, bet neimu, nes irgi negalima, todėl, kad tu taip liepėjai, o jis į visą tai spjovė, jis gyveno kaip norėjo, palaidai gyveno. Sukekšėmis ant savo turtą išeikvojo visą, pragėrė. Ir štai dabar jis ten, aš neįsiu namo. O dangaus karalystė, taigi mano namai. Ir štai būna taip žmogaus nekenčiam, arba taip negalim jo matyti, jog tokia reakcija būna. Ir štai įsivaizduojam, Jėzus, Dievas mums sako, ne, ateik, aš ir tave myliu. Tu nekreipk ten dėmesio į jį. Aš tavęs laukiu. Ir mes kuris spyriuosimės, neisiu, kol jis ten bus. Ir štai atrodytų absurdiška situacija. Bet pagalvokim, pamastykim besiruošdami gavėniai. Pagalvokim, štai mūsų santykiuose su žmogum nebūna, iki tiek jie įkaitė, iki tiek užvirė, kad iš tikrųjų negaliu aš to žmogaus matyti. Negali būti, kad jis ten bus. Negali būti, kad Dievas jam atleis. O Dievas džiaugiasi. Ir Dievas džiaugiasi, štai linksminasi visi, kada sugrįžta sūnus. Va tas palaidai gyvenęs, kur jau visi palaidėjo, sakė, jau turbūt viskas, mes jo niekada nebepamatysim. Bet kada tu myli, tai tu, kada tą žmogų sutinki, tu viską užmiršti, matydamas, kad jis grįžta pas tave, supratęs, kad prisidirbo, supratęs, kad neturi jokio pasiteisinimo,
Ir jis nesiteisina, jis tik sako, aš nusidėjau prieš tave. Ne taip kaip Adomas Dievo paklausus, tai ką tu padarėjai? Čia ne aš, čia žmona, kurią tu man darėjai. Pats aš to nepadaryčiau, čia žmona, o to žmona tu darėjai. Dar ką, tu kaltas esi. Taigi, tas sūnus nesiteisina ir todėl tėvas džiaugiasi, apkabino jį, žiedo užmovė. Jį sugrąžino į savo sūnaus statusą. O kitas negali to suprasti. Mes dažnai negalim suprasti, kaip čia taip. Tėvas gali džiaugtis, kad jo sūnus sugrįžo, va toks ir anoks. Štai čia kalba yra apie santykius tarp žmonių. Ne nusileiskime iki tokio lygio. Ne tapkim tokiais, kurie kviečiami dangaus karalystę. Gerai, kai kartais taip pusiau juokais arba gal diplomatiškai kai kurie žmonės, pamokslautojai, nesvarbu kas kalbėtų tomis temomis, kada kalbam, mums vis primena, kad mes nustebsim pamatę, kas bus danguje, kai mes ten ateisim. Tikrai nustebsim. Ir jau nekartą mes irgi kalbėjom. Nejaugi čia šitas man ir dabar jis danguje. Tai gerai, kad nustebsim. Dar. Tik. O jeigu va šitai bus, neisiu aš į tavo namus, kol jis ten bus. Arba jis, arba aš. O žmogus pasirodo ir iki tiek gali nusileisti. Tai baisu yra. Baisu. Ir kas nukentės? Kam skaudės dėl to? Žinoma, širdis tėvui skaudės. Bet ir pačiam žmogui, štai koks vaisius jo gyvenimo. Jis nebus ten, kur jo laukia tėvas. Jeigu neišmoks, va šitaip su meile priimti grįžtantį, atgailaujantį, supratusį, dar galbūt jam net ir padėti suprasti. Jeigu jau tu žinai, jeigu tu jau pas tėvą, viskas, kas mano, tai ir tavo. Taigi tu nepraleidai to laiko tuščiai, neišeikvoji savo turtų, tėvo dovanų. Reiškia, tu turi suprasti, reiškia, tu turi būti toks tinkamas. Irgi besidžiaugiantis, kai būtų gražu, kada su tėvu ir brolis vyresnysis imtų ir apkabintų tą jaunėlį. Ne, neisiu į tavo, neisiu į namus. Taigi, vat tokios būna istorijos. Ir palyginimas tai yra tiesiog tai žodžiais papasakota tai, kas būna su mumis, tai kokie mes būnam. Nebūkim ir kaip jaunėlis, nebūkim ir kaip vyresnysis sūnus. Atrodytų su tėvu viską daro, viską vykdo, o galų gale meilės taip ir neįgijo.